Kas yra dragūnas? Istorija sako, kad tai karys, kuris į mūšio lauką atjoja raitas, bet kaunasi pėsčias. Lietuvoje tai vardas turintis drakono ugnies ir geležinio vilko jėgos. Mes nesame naujokai. Dragūnai mūsų žemėje minimi dar nuo 1618-ųjų. Tarpukariu dragūnai saugojo sienas, o šiandien mes nešiojame Butigeidžio, pirmojo Gediminaičių dinastijos valdovo vardą. Tai nėra tik pavadinimas ant antsiuvo, tai kraujas, kuris vėl užvirė 1992-aisiais. – 1992 birželis. Vilnius. 18 savanorių sėda į GAZ-66 ir pajuda pajūrio link. Rimantas Baltušis gavo užduotį – sukurti batalioną ten, kur kiti matė tik sovietinius griuvėsius. Pirmasis įspūdis išlipus Neversetoje. Tamsa, ošiančios pušys ir jokių patogumų. Tik ketaus krosnelės, buržuikos, čiužiniai ant grindų ir langai, kuriuos žiemą tekdavo kamšyti laikraščiais, kad nepūstų vėjas. Čia gimė tikrasis dragūnas. Ne kabinetuose, o Neverseto smėlyje. – 1996. Klaipėda. Atgimimo aikštė. Dragūnams įteikta pašventinta kovinė vėliava. Prasvieti! Bet ši vėliava niekada nebus nuleista, niekada nebus prarasta. Tai nebuvo tik frazė. Tai tapo bataliono kodu. Trigalvis drakonas vėliavoje priminė. Mes pasiruošę atvykti į kautynių vietą sausuma, vandeniu ir oru. Pirmasis vadas sakydavo: Dievas myli pėstininkus, o ypatingai dragūnus. 2000-ieji atnešė naują etapą. Batalionui oficialiai suteiktas Butigeidžio vardas. Dragūnai tapo vienais pirmųjų Lietuvos taikdarių, nešusių savo vėliavą į Balkanus, Iraką ir Afganistaną. Mes įsisaviname švedišką ginkluotę ir NATO standartus. O 2015-aisiais, po 7 metų pertraukos, į batalioną sugužėjo 100 jaunųjų dragūnų. Jų krikštas – Dragūnų takas ir šalta Baltijos jūra, kuri niekada neužšąla. Tai ne šiaip kliūčių ruožas, o fizinės ištvermės ir valios egzaminas, kurį įveikus užsitarnaujama išskirtinė teisė dėvėti žaliąją beretę su drakono kokarda. Per druską, prakaitą ir kartu su skyriumi nešamus rąstus, šiame take galutinai užgrūdinamas nepalaužiamas dragūniškas charakteris. Šiandien dragūnai pasikeitė. Mes esame moderni brigados Žemaitija dalis. Arklius pakeitė šarvuočiai, o muškietas – modernūs ginklai ir dronai. Bet esmė liko ta pati. Mes vis dar saugome tą patį pažadą. Nes dragūno žodyne tiesiog nėra žodžio kapituliacija. Pasižiūrėjom tai vėliavą. Ir tai pareigojimus. Žudžiai записали. Хорошо. Русский дело. И руки привет. Хватит. Арсей, не дайте русский повторить. Kartą tapęs dragūnu, juo liksi amžinai.